Tai sakai, gyveni santykiuose su vyru? Tai kodėl tada jautiesi tokia vieniša? Kodėl joje tyla ir šaltis tave labiau pjauna negu didžiulis barnis? Ir tada būtent tavo galvoje vystosi įvairios strategijos, įvairūs planai. Per kaltės jausmą, kai ieškai, kur dabar suklydai, kur kažką netai padarei. Ir kaip iš to išsirutuliuoti, kad vėl jį prakalbinti. Ir nesvarbu, kokia tema, kad ir buities. Svarbiausia, kad tik jisai prakalbėtų. Pasakytų labas. Tu taip ilgai to laukiai, nes tyla tave baigia nužudyti. Visas šitas ciklas kartojasi nuolatos, kad ir kokią strategiją pritaikytum. Tik tais vis kitą ir kitą reikia strategiją pritaikyti, kad jis pagaliau prakalbėtų. Ir tu tame jau pavargai, tavo jėgos jau išsunktos. Todėl siūlau kitą variantą. Siūlau pasidaryti testą, kuris čia ir dabar duos atsakymus, į ką reikia atkreipti dėmesį, kad santykiuose gyventi be įtampos ir streso, kad į tavo gyvenimą nebegrįžtų nekalbadieniai.